Sveiki, čia vėl Aidas, Liepos 15. Na ir nusprendžiau nufilmuoti video, parodyti kaip auga vynogės pas mus Lietuvoje 2017. Tai metai tokie nepalankiausi vynogėms. Kai kurios vynogės tik baigia žydėti. Bet jeigu pasižiūrėsim, tik suformuoti burbuliukai, geriausiai sekasi zilgai, jinai vienintelė turi va tokius burbuliukus. Visos kitos vynogės arba tik baigia žydėti, arba tie burbuliukai dar yra tik tokio dydžio. Tos tokios lepesnės veislės kaip rusiškos, tik žydi. Čia krasotka. Tai vat, sunki vasara vynogiam. Supaga tik baigia žydėt irgi. Tik pabaigia žydėt. Na, eksperimentinis Timūras, kur turiu ir šiltnamį, ir lauke. Tai va, tik žydėjimo procese. Tai iš jo uogyčių tikriausiai bus neįmanoma gauti. Tai va, tokia situacija. Gerai, pauzė, pereikim į šiltnamį, pasižiūrėsim, kaip ten situacija. Na, šiltnamį situacija jau kitokia. Uogytės pradėjusios sirpti. Čia tas pats Timūras, kur lauke vos žydė. Čia jau turim va tokias uogytės. Ir manau, kad už poros savaičių jau bus galima bandyti ragauti po truputėlį. Štai. Galia kaba. Na ir mūsų kolona. Vynagytės tokios įdomios, atva, auga. Taigi, skirtumas akivaizdus tarp lauko ir šiltnamio. Lauke aš net nežinau, kaip kitose Lietuvos regionuose, bet pajūryje tai su lauke esančiom vynogiam prastas reikalas. Labai prastai. Na, bet užtat šiltnamį turėsime pakankamai gerą, ankstyvą derlių. Va, tokį. Na, tiesa, dar parodysiu aš jums kitą šiltnamį savo. Ten kalba eina irgi apie vynogės, bet čia tik tais terminas toks. Kokius vynoginius pomidorus šiais metais turiu. Štai. Visas šiltnamis kaip ir standartinis. Pirkau standartinį. Tačiau jau aukštis aš vos pasiekiu. Tai yra 2 su viršum metro. Tai vat. Ir čia mano vynoginiai pomidoriukai. Kadangi jau tema vynogės, tai pomidorai irgi vynoginiai. Tai čia yra Čermant veislė. Labai tokia įdomi auganti girliandom. Ir yra Black Cherry veislė. Labai derlinga. Vat tokie čia žiedynai didžiuliai susiformuoja. Auginu pomidorus ant 2 stiebų. Jie kaip čia tai vadinami indeterminantiniai. Nesustoja augti. Auga iki pat viršaus. Tai vat, jeigu tą šiltnamį nebūčiau kilstelėjęs per 60 cm, tai jau viršūnės būtų senai užlinkusios. Va. Na ir aišku, čia vynogytės.
Apie jas gal jau kitą kartą. Pavasarį pasuksime video. Va. Ten tiesa, šitam šiltnami toksai buvo, kol stačiau, įvykęs, nes negeras dalykas. Per anksti išsprogo kai kurios vynogės. Tos, kur gale yra trimetės. Na ir po to jau šalnos, jeigu aną šiltnamį pasaugojau, tai šito kažkaip, kadangi ten buvo tik kelios tos vynogės, nepasaugojau ir rezultatą turiu silpnas vynogės. Tai vat po to kitą pavasarį, jeigu tęsim vlogą, pabandysiu pašnekėti apie šitos dalykus. Apie klaideles, ko negalima daryti ankstyvą pavasarį. Tiek šį kartą apie vynogės ir apie vynoginės pomidorus. Kam patiko, like, subscribe ir visi kiti pirštai nykščiai į viršų. Iki.